Ne, tinklinis marketingas neveikia. Ir būtent dėl to, kad tinklinis marketingas neveikia, visame pasaulyje jis sugeneruoja per metus net apie 170 milijonų dolerių apyvartą. Kiekvienais metais 71 milijardas dolerių išmokamas tinklinio marketingo atstovams komisinių pavidalų. Ir tai yra 6 milijardai per mėnesį. Tai yra 200 milijonų dolerių išmokama kiekvieną mielą dieną. Taip, tikriausiai tinklinis marketingas neveikia. Na, bet jeigu tu nori tapti to didžiulio pyrago nors maža dalimi ir gauti uždarbį būtent iš šios industrijos, tuomet prisijunk, nes tu visiškai neturi ką prarasti, bet turi galimybę atrasti, tai yra susikurti finansinę laisvę. Jeigu tau aktualu sužinoti apie tai plačiau, parašyk man ir aš tau papasakosiu, nuo ko galėtum pradėti jau šiandien.